Aš esu suaugus, man 22 metai ir aš negaliu laikyti teisų dėl savo sveikatos ypatumų. O dabartinis įstatymas sako tai, kad jeigu žmogus neturi teisų, jisai ir negauna teisę į kompensaciją automobiliui pritaikyti. Dabar aš esu priklausoma nuo kito asmens, nuo šeimos šiuo atveju. Mane vežioja tiek į paskaitas, tiek į fizinį aktyvumą, tiek į kitas mano veiklas, kur aš esu lygiai toks pat žmogus kaip ir visi kiti ir turiu irgi norų ir svajonių ir visus tos norus ir svajonės noriu po truputį pildyti ir tas priklausomumas nuo kito asmens kartais riboja mano pačios galimybės. Mano dvyniem yra 15 metų, paauglės, viena iš jų turi negalią, sunkią negalią, cerebrinį paralyžių. Kiekvieną dieną reikia vilti ir jos vežimėlį elektrinį pakelti ne mažiau kaip 10 kartų į automobilį ir iš automobilio. Tai paskaičiavus yra apie toną per dieną, kaip mes tą vaiką pirmyn atgal visur, kur tampom, tam, kad jinai turėtų galimybę socializuotis, keliauti, mokytis, važiuoti pas draugus ir panašiai. Šiandien judėjimo negalią turintys žmonės ir šeimos auginančios vaikus su judėjimo negalia susiduria su didelė neteisybė. Ne visos jos gali gauti kompensacijas, taip pat tie suaugusieji, negalią turintys suaugusieji, kurie dėl savo sveikatos negali turėti vairuotojo pažymėjimo, kad jie taip pat galėtų pasinaudoti kompensaciją pritaikytam automobiliui, nes tuomet jie galėtų iš tikrųjų paprašyti pagalbos savo artimųjų ir judėti kiekvieną dieną labai saugiai ir komfortabiliai.